O dabar elementarus klausimas, būna kilbas montuoja, būna, pavyzdžiui, vienu lygiu karkasas, ne? Ir deda 2 gipsus, ar gali taip daryti? Taip, galima. Ir yra 2 lygių karkasas, deda 1 gipsą. Tai kuriuo atveju čia naudoti? Arba kokį skirtumą tarp šių sistemų? Tarp tų sistemų 1 lygių ir 2 lygių yra gal 2 lygių karkasai yra paprasčiau montuoti. Paprasčiausiai yra sudėjitas pagrindinius profilius, paskui dedasi toks kryžminis jungtukas ir tada dedasi tas laikančiųjų profilių eilė. Ir jas montuoti yra padaugiau tuo, kad tu ten, jeigu plokštė reikia, gali pasireguliuoti pagal plokštę, patraukti, pastumti, o jau tas, kur vieno lygio karkasas, ten jau reikia ir profilius pjaustyti, nes yra specialios detalės, kurios prijungia statmenai profilį prie profilio ir jau reikia tiksliai atpjaustyti profilį, ten tarkim, jeigu žingsnis kas 400, tai įsivaizduokit 400 ilgio profilių, kur reikia pripjaustyti ten krūvą su ta vadinama šlifuokliu, tą bulgarkę pjaustyti negalima, nes kitur iš vis neleidžia, nes dėl gaisringumo reikalavimų, jeigu ten kokiam baseinė iš vis negalima pjaustyti, kad nepažeisti ten tų dažų korozinių, įsivaizduokit, reikia tiek pripjaustyti, yra didelis vargas. Tai 2 lygių konstrukcija yra paprasčiau montuota. Aišku, yra atveju, kada neužtenka aukščio, tada 1 lygio karkasas yra planesnis. 2 lygių karkasas yra šiek tiek 3 cm storesnis, kaip sakant. Bet iš principo gali būti tiek viena, tiek kita sistema. Čia priklauso nuo to, kas dirbs ir kaip dirbs. Arba kaip patinka jam dirbti. Ar daug dirbti ar mažai? Paprastai tai yra 2 lygių karkasas. Dar norėjau paminėti, kad dėl ko tas kartais tenka profilius pastumdyti, prisitaikyti. Todėl, kad plokščių gamyboje, kai yra tas naudojamas iškastinis gipsas, tai labai priklauso nuo gipso sudėties. Ten keli procentai gali skirtis ten gipso 85 ar tarkim 87 procentai gipso yra masija. Labai priklauso, kai gipsas gamybos metu kietėja, jisai kažkiek traukiasi. Tai priklausomai nuo tos gipso švarumo, ta plokštė gali mažiau arba daugiau susitraukti. Tai jeigu pagal standartą gipso plotis yra 1,20 m, tai pagal standartą yra leidžiamas nukrypimas nuo 0 iki -4 mm. Tai įsivaizduokit, kad plokštė gali būti ne 1,20 m, o 1,196 m. Tai jeigu viena plokštė, 2, 3, 4, gal dar nieko baisaus, bet jeigu daroma, ten, tarkim, ilga siena 10 metrų, tai jau susidarys vos ne 4 cm, tai jau ant profilio nepataikysi. Tai niekada profiliai karkase, tarkim, tas pats liečia ir lubų karkasą, tas pats ir pertvarų karkasą, kad nerekomenduojama pritvirtinti vertikalių profilių prie horizontalių. Todėl, kad išliktų galimybė tą profilį pastumti pagal plokštę. Kiek praktikoje esu susidūręs, tai standartiniam plokštėm labai retai būna, bet tom plokštėm, kurios yra sunkesnės ir kurių tankis didesnis, atitinkamai ten yra gipso daugiau ir tas didesnis poveikis. Tai tom plokštėm sunkiom, ten kokie 2 mm, tai praktiškai dažnai būna toks nukrypimas. Dar apie sistemas, jei kalbant, ar UD profilis, ar galim prie UD profilių sukti gipsą ar ne? Šiaip teoriškai negalima sukti prie perimetrinio profilio, nebent ant kažkokios kaktos formuojamas, kur ten UD profilis daromas kaip laikantysis profilis, bet šiaip gipso plokštės tvirtinamas tik prie nešančiųjų konstrukcijų, prie CD profilio. Čia gal biškiai apie garsą šiek tiek, bet tai jeigu mes netvirtiname prie UD profilių niekaip, tada paliekama tokį tarpelį kaip čia, aplink lubas, ten kelių milimetrų. Tai kaip su garsu, tas tarpelis turi įtaką? Ar turi ar neturi tarpelis? Tarpelis turi įtaką, tai aišku, kad gaut geresnį garso izoliaciją, tai geriausia būtų tą tarpelį užtaisyti, bet kadangi lubos ir sienos dirba tokį atskirą darbą ir labai didelė tikimybė, kad ten įtrūkis atsiras, dėl to yra dažnai daromas tas vadinamas šešėlinis tarpas. Bet yra mazgai, kurie
leidžia tą padaryti, kaip sakyčiau, šešėlinį tarpą, bet už jo vis tiek yra daromi dar prisukama papildoma juostelė gipso, kad ten pasislėptų tas tarpelis. Kad bet kurioje vietoje kertant tą konstrukciją visada išliktų tiek pat sluoksnių, kiek ir pagrindiniam, tarkim, plote.